Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, Vedų astrologė. Jūs esate mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Niekaip nesibaigia skandalas su mūsų premjeru Palucku. Aplamai su mūsų valdžia, tie žurnalistiniai tyrimai, ten ne tik po Palucku žurnalistai kasasi, mes žiūrim ir po Žemaitaičių. Tai kad aš noriu pasižiūrėti šiandieną, kaip tie visi skandalai atsispindi Lietuvos horoskope. Tai čia mes turime Lietuvos horoskopą, visiems gerai žinomas. Kylantis ženklas svarstyklės, Lagnešas, Venera, 4 name, su Rahu, su Marsu, visiems gerai pažįstamas. Dabar mes esame Rahu Mahadašoje. Rahu tai tokia, jie visada gali atnešti netikėtumus, ten manipulacijas, iliuzijas kažkokias. Ir kada jinai yra 4 name, tai reiškia tokia kažkokios vidiniai, ten politiniai sukrėtimai, ten nesutarimai dėl valdžios, ten kažkokios visuomenės emocinės reakcijos, politiniai šokai, skandalai, ten krizės, iš niekur atsirado lyderiai, Paluckas, taip atsirado netikėtai, neplanuotas visiškai. Rahu aspektuoja 8 ir 10 namus. Tai kada šitie namai turi kažkokią tai sąsają, tada ir vyksta kažkokia tai, tokia, tai turi tokį sprogstamąjį potencialą, destabilizaciją. Tokius smulkius konfliktus, kad kažkokias trintis tarp valdžios tenais, geriau yra žiūrėti per metinį horoskopą. Čia štai yra metinis Lietuvos horoskopas 25 metų. Taip, ir ką mes čia turime? Pirmiausiai, kylantis ženklas yra svarstyklės. Pagrindiniam horoskopui irgi yra svarstyklės kylantis ženklas. Taip, kad yra principe gerai, kai ženklai sutampa. Lagnešas Venera yra egzaltuotas, tai reiškia, kad jisai stiprus, jisai čia stovi žuvyse. Bet žuvis tai yra 6 namas, tai reiškia vėl konfliktus, ten priešus, kažkokius iššūkius sistemai ten. Plius Venera stovi su Rahu. Rahu Venera, tai čia toksai, klasikinis manipulacijos rodiklis yra. Venera yra su Merkurijumi. Kaip žinome, Merkurijus tai yra žiniasklaida, komunikacijos, kažkokios tai. Žiniasklaida yra 3 namas. Čia name stovi Šaulys. Šaulio šeimininkas Jupiteris, 8 name. Tai jau čia jau rodo kažkokiu tai iššūkius, kažkokią transformaciją iš to. Plius Jupiteris yra 6 namo šeimininkas. Tai vėl konfliktai. Taip, kad mes gaunam tokią kombinaciją, tiesiog klasikinė. 3 namas, tai žurnalistinis tyrimas, tai priežastis, jisai tas tyrimas sukelia konfliktą, 6 namas, ir turėtų būti rezultatas 8 name, tai kažkoks tai, transformacija kažkokia, tai plius iš 12 namo, o 12, jisai kartu jisai rodo tokį kaip, nuostolius kažkokius, tai praradimus kažkokius, tai Ketu aspektuoja Jupiterį. O Ketu tokia planeta, kurį jinai nukerta, tokia staigus nukirtimas. Tačiau klausimas yra, o ką nukerta, kame tai praradimai? Nes 10 namas labai silpnai yra susijęs su visa šita kombinacija. Čia tik tai vienintelis Rahu aspektuoja 10. 10 tai yra pas mums valdžios namas, mūsų tos politinės valdžios namas. Kad pamatyti visą tai dar reikėtų pasižiūrėti tada ir dašamšą. Jeigu nagrinėti situaciją dar giliau, tai reikia nagrinėti tada dašamšą. Bet astrologijoje yra tokios technikos, kada kiekvienas sritis, kiekvienas namas, jisai yra padaroma kaip ir tokia išklotinė. Ir tada mes dar giliau matome tos srities kažkokios problemas ar dar kažką. Tai yra dašamša, 10 namo išklotinė. Tai
Taip, ir ką mes čia matome? Nu, pirmiausiai tai kylantis ženklas, Jupiterio ženklas, šaulys. O šaulio šeimininkas Jupiteris 8 name egzaltacijoje. Kas įdomiausiai čia yra, kad Palucko, aš neturiu jo grinai horoskopo, yra tik tai, vadinkim, kosmograma, nes yra data, tik tai gimimo data, bet tada, kada jisai gimė, tai šiaip jo yra, kaip vadinama, atma karaka, tai yra, kaip toksai sielos signifikatorius. Kiekvienas žmogus turi savo sielos signifikatorių, kažkokią tai planetą, ir tai nerodo žmogaus kaip ir kažkokios profesijos ar ten, bet jisai rodo, kaip kažkokį tai tokį foninį, kokiu keliu žmogus turi eiti. Ir kada yra Jupiteris egzaltacijoje, tai čia tokie yra labai turėtų būti moralūs žmonės. Ir aišku, jeigu žmogus neina tuo keliu, tai jisai tada ir gauna labai daug visokiausių problemų. Tai ir įdomi, kad šitas metinis Lietuvos horoskopas rodo ne tai, kad kažkokia problema su, pavyzdžiui, aplamai premjeru. Čia rodo konkrečiai, būtent Palucką. Palucką, sakant, 8 name sėdi Paluckas. Ir už tai visas tas toksai konfliktas jisai ir vyksta. Ir Jupiteris aspektuoja 12 namą. 12 name, 12 namas tai yra praradimų ir gali būti atsistatydinimas, nes čia Saulė. Saulė vėl valdžios signifikatorius ir su Saturnu. Saturnas, Lietuvos horoskopė Saturnas yra opozicija. Ir ten opozicija jis spaudžia parlamentą, spaudžia prezidentą ir šičia irgi Saturnas spaudžia, kaip sakant, visą tą valdžią. Ir nors principė, kaip ir šitam paprastai bešamšai matosi ir valdžia, kada keičiasi valdžia, tai rinkimai būna puikiausiai matosi tada, bet čia nėra valdžios pasikeitimo. Taip kad, nežinau, gali būti, kad vis dėlto atsilaikys Paluckas ir kaip sakant, ir opozicija nenuvers jo. Dar įdomi Munchas yra 2 name. 2 namas, kaip žinome, yra finansai, taip kad viskas susiję, taip, ne aplamai gal su valstybė, su valstybės finansais gali būti, kad irgi susiję, bet šiuo konkrečiu atveju, tai būtent ir tengi visas tas skandalas, tai kad ten kažkur, kažkada, kažkokius finansus, kažkokias paskolas neteisingai panaudojo. Bet kas liečia atsistatydinimą, tai, toks yra 50/50, ar jisai tikrai atsistatydins, ar jis sugebės atsistatydinti, ar ne. Taip, kad viskas kuo puikiausiai atsispindi Lietuvos horoskope. Tai tiek. Iki.